Labas. Tai šiandieną noriu pristatyti kelrodės žvaigždės metodiką. Jinai ką leidžia padaryti? Jinai leidžia apskaičiuoti tiesiog žmogaus talentus, misiją, materijos galimybės ir gausos šaltinius. Aš tuoj atversiu vieną pavyzdį, kaip yra sudaryta žvaigždė. Tai tiesiog yra išgalvotas visiškai vardas, pavardė, išgalvota gimimo data ir tiesiog, kad būtų galima matyti, kaip žmogui gali padėti žinoti jo kelrodės žvaigždę. Aš pasidalinsiu ekraną. Na štai. Ir čia galima matyti tokią schemą sudarytą iš skaičių. Šitą schemą suskaičiuoja tiesiog kompiuterinė programa. Aš tą programą įsigijau prieš 5 metus, man atrodo. Yra Tatjanos Žerepcovos sukurta, ar tai kažkokiu tai būdu autorystę jinai turi. Ir šitą žvaigždę aš jau naudoju keletą metų pasakų ir metaforų terapijoje, kada žmogus nori užrašyti savo asmeninę pasaką arba sukurti jo ateities strategiją, tai kelrodės žvaigždė yra kaip kompasas, kokie svarbiausi yra momentai jo gyvenime ir kaip jisai gali juos panaudoti. Tai nėra jokios mistikos, tai yra tiesiog skaičių derinys iš žmogaus gimimo datos, iš jo vardo, pavardės, tėvelių vardų ir pavardžių ir tiesiog suvedama į programą ir programa išmeta štai tokį derinį. Kelrodės žvaigždės metodikoje aš suderinau 4 dalykus, kurie duoda labai gerą rezultatą. Tai yra numerologija, kur aš nesu specialistė numerologė, tiesiog pagal numerologijos principus yra sudaroma šita žvaigždė. Arkanus, tai yra, jeigu jūs domėjotės kažkada, tai taro kortomis, tai yra pagrindiniai 22 arkanai arba visatos energijų pasireiškimai. Tai irgi jokios mistikos, paprasčiausia matematika. Aš išmokau skaityti šituos skaičius ir interpretuoti, sujungusi su arkanais. Ir vėliau, kitoj skaidrėje matysite, yra pasiūlytos rolės, kokiu būdu žmogus gali geriausiai išpildyti savo tikslus, savo troškimus. Tai tos rolės, aš jas vadinu instrumentais, lobių skrynele, perėjimo tiltais. Matysit vėliau komentare, kaip jūs galite pasirinkti, kas jie tokie, kas tos rolės yra. Ir sujungiau visą šitą žvaigždę su pasakų terapija. Kodėl tai yra naudinga? Dėl to, kad pasakų terapijoje žmogus ima bendradarbiauti su savo pasąmonė, o kelrodė žvaigždė tiesiog atveda jį prie jo likimo. Taigi, pradėsiu komentuoti šitą žvaigždę. Žvaigždėje esminiai dalykai mums reikalingos 2 ašys. Čia, kaip matote, yra 8-kampė žvaigždė sudaryta iš 2 kvadratų. Vienas yra tradiciškai pastatytas kvadratas, o kitas rombas. Tai kelrodėje žvaigždėje mums svarbiausias yra rombas. Mes imsime tik tai jo viršūnės, viršutinę, apatinę, kairę ir dešinę. Tai vertikali ašis rodo žmogaus dvasinio klestėjimo raktą, o horizontali ašis materialaus klestėjimo raktą. Iš ko jie yra sudaryti tie raktai? Viršutinė, viršūnė rodo žmogaus dvasinį talentą.
arba galima jį pavadinti, visatos dovana, Dievo dovana, kaip kas tiki. Jeigu visiškai atmetus astrologiją, jeigu visiškai atmetus ezoteriką ir mistiką, tai pasakyčiau, kad yra duomenys, fiziniai žmogaus duomenys. Žmogus gimsta su tam tikra kraujo struktūra, kurioje yra užkoduotos tam tikros savybės. Tai išorėje visi aplinkiniai šitą žmogų mato pagal jo judesius, pagal jo kūno sandarą, pagal veido struktūrą. Jeigu kas nors domėjotės žmogaus veido fiziologija, taip, irgi pastebėsite, kad tam tikrų bruožų turintys žmonės, veido bruožų, turi tam tikras charakterio savybės, kurios yra panašios tarpusavyje, tarp tų žmonių. Taigi šito žmogaus, įsivaizduojamo žmogaus, tai yra tiesiog atsitiktinai surinkta data ir, tiesiog, kad mes, galėtume patyrinėti, kaipgi jūsų atveju būtų galima suskaičiuoti tokią žvaigždę ir jūs galėtumėte savo ją panaudoti, taip? Tai talento pozicijoje šičia yra dvejetas, kas atitinka žynės archetipą. Žynė, tai, nesvarbu, ar tai šita žvaigždė yra vyro, ar žvaigždė yra moters, tai yra galingas archetipas, galingas arkanas, valdantis balsą, valdantis labai stipriai intuiciją ir turintis tiesioginį ryšį su aukščiausia jėga. Stipresnis arkanas už žynę yra tik magas. Jų savo gyvenime, kiek skaičiuoju žvaigždės, nesu sutikus labai daug, bet jie irgi yra labai stiprūs žmonės. Žynė turi talentą užmegzti santykius, palaikyti juos, išlaikyti tuos santykius, kurti santykius ir savo balsu gydyti aplinką. Dažnai šitie žmonės dainuoja. Jeigu nedainuoja, tai labai linkiu pradėti dainuoti. Tai šitas skaičius yra aukštai, va šičia atitinka mėnesio skaičių. Jeigu jūs gimę esat vasario mėnesį, tai žinokit, kad jūsų dieviškas instrumentas yra balsas. Ir jūs galite netgi ne tik tai savo balsą naudoti, bet ir apskritai savo kūną kaip instrumentą surinkti informacijai ir perduoti informacijai. Jeigu žynė valdo balsą, jinai surenka informaciją klausos pagalba, o atiduoda arba gydo aplinką balso pagalba. Jeigu žynė yra fizinio kažkokio tai darbo, meistras, ar jisai gali būti radiomechanikas, ar jisai sportininkas gali būti, jo kūnas yra jo instrumentas gydyti aplinką. Kas yra labai sunku žynės ženklą turintiems autoriams, žmonėms, yra labai sunku atskirti tiesą nuo melo. Kartais jie įsivelia į savo pačių iliuzijas taip giliai, kad jie pradeda tikėti ir gyventi iliuzijoje. Tai yra labai labai sunku. Ir išlaikyti savo charakterį nenaudojant kaukių. Mes žinom, kad kiekvienas žmogus, kad jisai išgyventų nuo vaikystės, jisai gali išmokti naudoti kaukės, bet žynės žmogus, jisai turi tokią užduotį išmokti kaukę nusiimti. Tai va. Apatinėje ašies viršūnėje šitas skaičius yra misija. Yra užduotis, su kuria šitas žvaigždės nešiotojas atėjęs arba atvestas į planetą Žemę. Jam yra duotas talentas, bet šičia viršuje, o misija arba užduotis yra apačioje. Šito skaičiaus savininkas 17 numerio arba 17 arkanų savininkas, jisai turi užduotį šviesti. 17 arkanas yra žvaigždė, yra vilties ženklas, yra artistų ženklas, yra
žmogus, kuris privalo būti scenoje, privalo būti matomas daugybės žmonių. Jeigu tai nėra aktorius, jeigu tai nėra dainininkas, jisai, bent jau šeimoje privalo susikurti tokias sąlygas, kad jisai galėtų šviesti. Aš pavadinčiau tokį žmogų tas, kuris turi perlą dėžutėje arba deimantą dėžutėje. Ir jisai nėra to perlo savininkas. Tik tai kūrėjas yra, dovanotojas to perlo. Ir žvaigždės, bet šitas nešiotojas, jisai privalo savo talentą atskleisti ir šviesti žmonėms. Kas yra sunku 17 arkano nešiotojams, tai yra, jiems sunku patikėti savimi, jiems sunku patikėti, kad jie gali šviesti ir jų užduotis yra išeiti iš pilkos pelytės rolės. Jie gali mestis į šešėlinę žvaigždės poziciją, galvodami, kad jie yra užtemdyti, kad jie yra niekam tikę, kad jų laikas yra tamsa. Ne, tai yra aušros laikas, tai yra patekėjimo laikas, tai yra vilties laikas. Ir linkiu visiems, kas turi 17 arkaną savo žvaigždėje, išeiti į publiką, išeiti į žmones ir šviesti, atskleisti savo talentą. Dabar pereisim prie materialaus klestėjimo rakto. Tai yra horizontali ašis. Kairėje pusėje yra skaičius, kuris atitinka materialų lauką, tai arba materialų talentą, arba materialią energiją, kur šitos žvaigždės nešiotojas geriausiai skleidžiasi, o dešinėje pusėje yra gausos upė, arba būdas, kaip gausa atiteka šitam žmogui į rankas, į namus. Materialaus klestėjimo raktas yra labai svarbus. Jo neišpildęs žmogus negali išpildyti savo misijos. Jeigu dvasinis talentas tiesiog krenta į akis ir tai yra neįmanoma paslėpti, taip, tai materialų talentą žmogus privalo išsiugdyti. Jisai jį turi, bet jį lavinti reikės. Šito žmogaus kairėje viršūnėje žvaigždės yra aštuonetukas. Aštuonetukas yra karmos arba teisingumo arkanas. Tai yra žmogus, kuris geba sujungti priežastį su pasekmėm. Tai yra žmogus, kuris savo besąlyginę meilę sugeba įžvelgti bet kokio žmogaus poelgio priežastis. Aš juos vadinu teisingumo deivėmis, teisingumo angelais, ir tai yra žmogus, kuris be teismo sugeba rasti teisingiausią sprendimą bet kokiems konfliktams. Kas yra sunku teisingumo talentą turintiems žmonėms? Jiems yra sunku vis dėlto nebūti teisuolis. Jų užduotis yra su meile surasti priežastis, sujungti su rezultatu. Tokie žmonės geba pamatyti vaizdą labai plačiai, jie sugeba sujungti daugybę detalių, jie sugeba numatyti ateities žingsnius ir jų pranašystės labai dažnai pildosi, nes jie netgi praktiškai nejungdami intuicijos logiškai sugeba rasti ir numatyti sprendimus. Ir gausos upė šitam žmogui teka per lyderystę. Šita lyderystė gali būti užslėpta dėl to, kad jinai pasireiškia ne dvasiniam talente, o materialiame talente. Bet šitos žvaigždės nešiotojui geriausiu būdu gausa atiteka komandoje, kada jis veda komandą, kada jis veda šeimą. Geriausiai jam sektųsi šeimos verslai, jisai geba išgirsti visos komandos narių poreikius ir juos išpildyti.
Kas yra labai sunku, va tokiam lyderiui, tarp kitko, jisai nėra tiesioginis, jisai yra, tai yra priemonė, jo įrankis, jisai nėra šviesoje. Jam yra sunku atlaikyti konkurenciją ir pasitikėti savimi. Jisai gali galvoti, kad jisai nėra pats geriausias savo srityje ir gali slėpti savo talentus, bet toksai žmogus, kurio žvaigždėje 7 yra gausos upės pozicijoje, jisai privalėtų tiesiog leisti kitiems žmonėms išsisakyti ir padėti tiems žmonėms pasiekti jų tikslų. Kartais atrodo, kad lyderis jisai siekia savo tikslų, bet tai yra va šitoksai lyderis, kurio 7 arba nugalėtojo arkanas yra gausos upės pozicijoje, jisai nėra labai stipriai išreikštas. Jisai yra visuomenės tarnas. Jisai yra vedlys, kuris rodo šviesą. Tiesiog rodo šviesą. Ir širdyje šitos žvaigždės, aš vadinu, va šitos vidurinius 2 skaičius vadinu širdimi, yra 2 nugalėtojo ženklai, 7 ir 7, tai rodo absoliutų lyderį. Absoliutus lyderis, jo ir misija tokia, ir visi talentai veda į lyderystę. Kitų skaičių kol kas neturėjau tikslo pakomentuoti. Jeigu bus įdomu, galite susisiekti dėl savo asmeninės žvaigždės. O dabar aš jau atversiu kitą skaidrę, kurioje jūs galėsite pamatyti būdus, kaip galima išpildyti savo misiją, kaip galima išpildyti savo tikslus ir savo talentus. Taigi šito žmogaus, dar truputėlį turiu paaiškinti, kad šita programa yra rusiškai, tai jeigu jums bus įdomu, aš aišku išverčiu į lietuvių kalbą. Ir šitos pasiūlytos programos, pamokos, jos turi 3 pozicijas. Turi šešėlį, turi perėjimą ir turi šviesą. Labai dažnai šitose karminėse pamokose, arba kaip originaliai autorė yra pavadinusi karminė matrica, taip, labai dažnai pamoka yra užrašyta šešėliniai pozicijai. Kodėl taip yra? Tai yra parašyta su tikslu tam, kad žmogus susimąstytų ir vis dėlto siektų savo tikslų pereiti į šviesą. Kas yra labai gerai, kiekviena šita pamoka turi tokią galimybę, tiltą arba perėjimą ir šviesų į krantą. Ir dar labai labai gerai, kad nesvarbu, kurią pamoką autorius imasi naudoti, bet kuri pamoka veda į šviesų į krantą. Jeigu jūsų karminėje matricoje arba instrumentų dėžutėje kartojasi kažkokia tai pamoka, tai jums yra signalas, kad iš tikrųjų ta pamoka stipriai išreikšta ir jūs, jeigu ją imsitės lavinti, jūs tikrai būsite sėkmingi. Tai aš jums dabar tiesiog versiu kiekvieną iš šitų instrumentų ir pakomentuosiu. Taip. Pats pirmas užrašytas Kazas Nemir, pisatelь, režisier. Pasakų pasaulis, rašytojas arba režisierius. Šitą pamoką turi labai nedaug žmonių. Jeigu tikėti, kad iki mūsų buvo kažkokios kitokios civilizacijos, galbūt jau išnykusios, arba jeigu tikėti teoriją, kad egzistuoja ateiviai, tai va šitas žmogus turi informacijos iš kitų civilizacijų. Jisai atsineša tą informaciją savo kraujyje, jisai turi informaciją apie kitokį pasaulį, negu kad jisai gimė. Ir jo užduotis yra kūrybos pagalba atskleisti tas žinias ir perduoti žmonėms. Tai gali būti rašytojai, gali būti dailininkai, režisieriai. Jeigu toksai žmogus rašo savo asmeninę pasaką, labai jam padeda toksai herojus kaip keliautojas, atvykėlis,
Tai gali būti su laivu kažkas tai plaukia iš kitos karalystės arba iš kito pasaulio atėjo, taip. Ir, pasakos būdu galima pamatyti, kaip elgėsi šitas herojus, keliautojas, atvykėlis ir šitas strategijas pritaikyti savo gyvenime. Mes pasakos terapijoje kartu atkoduojam šitas visas strategijas ir žmogus gali jomis naudotis realiai kasdienybėje tam, kad pasiektų savo tikslų, savo sėkmės. Kita užduotis yra одинокая женщина arba vieniša moteris. Aš dabar tyčia atsiversiu kitą tą skaidrę, kurioje yra žvaigždė ir aš paieškosiu, kurioje vietoje matosi vienišos moters programa. Taip, jinai kartojasi keletą kartų. Trejetas yra kūrybos karalienė arba meilės deivė arba šviesos karalienė. Taip. Ir misijoje taip pat yra meilės magijos skaičius 6. Tai, ir rodo tiesioginį ryšį su moterimis. Jeigu tai yra moteris, šitos programos autorė, jinai dažnai gali jaustis vieniša, nors ir gali būti santykiuose, jai gali būti nelengva sukurti santykius, arba papulti į meilės trikampius, tai jos užduotis yra, arba šito žmogaus užduotis yra išmokti priimti moteris. Jeigu tai yra vyras, tai savo mamą, ar savo mylimąją, savo dukrą, dažnai jiems gimsta dukra, kas yra pati didžiausia vyro meilė, dažniausiai yra dukra, ir išmokti priimti ją, tiesiog rūpintis ją. Jeigu tai yra moteris, išmokti rūpintis pačiai savimi ir susirasti draugių, nes tai yra moters programa. Kitas instrumentas šitos žvaigždės yra skupas arba taupumas. Taupumas yra vienas iš milijonieriaus pozicijų, viena iš milijonieriaus pozicijų iš 3. Tai šešėlyje tai yra taupumas arba godumas, transformacijoje tai yra prabanga arba turtas ir šviesos krante tai gali būti milijonierius arba mecenatas, tas, kuris sugeba rūpintis kitu. Pasaka, jeigu rašo toksai žmogus, kurio programuose yra šita pamoka, jie dažnai visą kelią aprašo, kaip kažkas tai iš skurdo sukūrė laimingą gyvenimą turte, gausoje ir arba tapo milijonieriumi, mecenatu arba globėju. Jeigu kam įdomu, tai aš esu sukūrus programą Gausos karalystė, jūs galite ją įsigyti arba parašyti asmeniškai žinutę, mes galime kartu praeiti, kur žmonės rašo savo gausos pasaką ir jinai leidžia išspręsti tiek materialias, tiek emocinės, tiek dvasinės gausos užduotis. Kita užduotis yra duša принесенная в жертву, tai yra paaukota siela. Aš norėčiau atsiversti pačią žvaigždę, kurioje vietoje tas matosi. Paaukota siela gali būti tos pačios žvaigždės švytėjimo, taip pat gali būti šitų sėkmės kūdikių, laimės kūdikių ženklas. Bet dažniausiai, ko gero, tai bus žvaigždės, šitos užduotis. Ką reiškia paaukota siela? Tai yra žmogus, kuris sugeba pasiaukoti kitų labui. Jisai gali paaukoti netgi savo, ne tik materialią gerovę, jisai gali paaukoti savo sielą iš tikrųjų dėl kitų žmonių gerovės. Tai yra dvasinis gydytojas, tai yra misijos ženklas, kada jisai prisima savo kitų žmonių kaltes arba nuodėmes. Jeigu jūs esate girdėję apie Jėzų Kristų arba domėjotės Bibliją, tai yra šitas pavyzdys. Taip? Kokia yra užduotis? Šitas žmogus turėtų išlaisvinti savo sielos troškimus tikruosius.
taip, jisai paaukoja savo paties sveikatą kartais, ne tik tai materialią gerovę, bet ir dvasinę. Ir jo būtų užduotis iš tikrųjų suprasti, ko jo paties siela nori savo. Tai vat tokia viena iš pačių, na sakyčiau, tokių esminių užduočių kiekvieno žmogaus. Kita užduotis - предательство, страсти в семье, tai yra taip pat santykių užduotis, išdavystė arba aistros šeimoje. Tai yra žmonės, kuriuos gali išduoti jų artimieji arba jie patys gali išduoti savo artimuosius. Ir jo užduotis būtų išmokti kurti santykius šeimoje. Tai yra viena iš sunkiausių užduočių, jinai ko gero sutampa su šitos vienišos moters pamoka. Tai jeigu toksai žmogus rašytų pasaką, aš rekomenduočiau tiesiog, kaip meilės romaną užrašyti ir stebėti, kokie instrumentai leidžia įgyvendinti pasakos scenarijų, kad viskas baigėsi gerai, ilgai, laimingai gyvena. Kitas instrumentas, mes matom užrašytą pytki ir izdevательство. Lietuviškai tai būtų kankinimas ir pasityčiojimas. Dažniausiai, matom, kad čia yra užrašyta šešėliniai pozicijoje. Dažniausiai šitą užduotį arba šitą pamoką turi labai stipraus ir gražaus kūno šeimininkai. Jie gali bandyti savo kūną naudoti netinkamai. Fiziniam kančiom, žalingais įpročiais, kažkokiom tai ekstremaliom situacijom, nes jisai nori išbandyti savo kūno galimybės. Tai kokia būtų užduotis, jeigu toksai žmogus rašytų pasaką kartu su manim, taip aš tiesiog ieškočiau instrumentų, įrankių, kaip šitą savybę paversti į resursinę, kad žmogus išmoktų rūpintis savo kūnu, nenaudodamas kančios. Taip. Kita užduotis yra gardinė arba puikybė. Čia yra karališkas bruožas ir tokia labai plonytė riba tarp puikumo ir puikybės. Puikybės pamoką turintys žmonės sugeba atstovauti, prezentuoti, jie turi drąsos, jie šviečia ir už nugaros pas juos gali stovėti armija ir jisai gali eiti vienas už tą armiją atstovauti. Tai yra šviesos ženklas ir vienintelė kokia gali būti klaida šitokių žmonių, kad jeigu jie naudos šitą švytėjimą savo netinkamai, jie gali pradėti žeminti kitus, manydami, kad kiti žmonės yra prastesni. Bet šitas karališkas švytėjimas, kaip karūnos deimantas, yra ir, galima pasveikinti šitos žvaigždės nešiotoją. Kita sudėtinga užduotis yra suicid arba savižudybė, susinaikinimas, bet čia yra užrašyta šešėliniai pozicijai, tačiau daugybė žmonių žvaigždės, kiek aš esu padėjus suskaičiuoti ir užrašyti pasakas, autoriai renkasi herojaus rolę. Tai yra nepaprastas talentas, šviesos talentas, savo gyvenimu rodyti pavyzdį daugybei, šimtams žmonių. Tokiems žmonėms yra atleidžiamos jų klaidos. Jeigu jūs esate girdėję kažkokių tai pikantiškų istorijų iš artistų gyvenimų, iš aktorių, taip, iš populiarių kažkokių tai žmonių gyvenimų, jūs tikriausiai pastebėsite, kad daugybę kartų jiems yra atleidžiamos, ar tai kažkokios tai neištikimybės, ar kažkokie tai smulkūs sukčiavimai, kažkokie tai maištavimai. Taip. Visa tai veda juos į pamoką, kad žiūrėkite, kas bus, jeigu jūs taip darysite. Tai yra tikrai sunki pamoka ir jeigu jums rezonuoja, ką sakau apie herojaus užduotį, jūs galite susirasti
mano kanale YouTube'ai atskirą neurografinę praktiką, kur yra sprendžiama herojaus programa, tai yra apie valandos laiko terapija, kur žmonės piešia ir sujungia savo gerasias savybės ir išveda herojų į šviesą. Aš įkelsiu nuorodą į komentarus arba į aprašymą šito video. Vėl kartojasi предательство, страсть и в семье, tai yra santykių pamoka. Vėl kartojasi taupumas, skūpast. Dar nauja pamoka užrašyta надзиратель, prižiūrėtojas. Aš pasižiūrėsiu žvaigždėje, kur ji matosi. Taip, prižiūrėtojas turi šitas dažniausiai magiška jėga, magiška galia. Jinai šito žmogaus žvaigždėje tiesiogiai susijusi yra su jo dvasiniu talentu. Ir ką galiu iš karto dar pasakyti, su devynetu tai yra gydanti jėga. Šitas žmogus, jo balsas yra gydantis ir turi magiškų galių. Jeigu jisai dainuoja, tai vien klausant jo dainas, jo balso vibracijų, aplinkiniai sveiksta. Kodėl matricose užrašyta надзиратель, tai yra prižiūrėtojas, tai yra žmogus, kuris sugeba valdyti savo artimiausią aplinką. Ar tai būtų gyvūnai, ar žmonės, ar fizinė erdvė kažkokia, tai užduotis būtų išmokti valdyti su meile. Kita užduotis, matom razgų, tai yra, užrašyta palaidas gyvenimas, bet aš sakyčiau, kad tai yra meilužių, mylimųjų, Afrodičių ir Apolonų pamoka, kurie turi nepaprastai gražų kūną, labai patrauklų kūną, ir su juo privalo išmokti elgtis, kad nesukeltų, netinkamos reakcijos, netinkamo poveikio iš aplinkinių. Ir dabar mes prieinam prie vienos iš gražiausių pamokų, čistai patok, tai yra grynasis šaltinis, grynoji srovė. Ir tai yra susijęs su žvaigždėje užrašytų šituo aštuonetuko ženklu. Truputėlį daugiau pakomentuosiu. Čia jungiasi teisingumas su 5 yra mokytojas, su 15 yra logika arba anapusinis pasaulis. Tai galiu kaip ir pasveikinti, bet kartu ir didelė labai atsakomybė šitam žmogui. Tai yra karinis gyduolis, tai yra žmogus gydantis sielas. Jeigu tai būtų moteris, taip, jūs tikriausiai esate girdėję apie dūlas. Dūla tai yra moteris, kuri palydi išeinančią sielą į kitą pasaulį arba priima ateinančią sielą. Taip. Labai dažnai šitos pamokos nešiotojas, jisai gali nieko nekalbėti, gali būti tiesiog, kvėpuoti ir jo aplinkoje esantys aplinkiniai žmonės darosi geresni, nes jisai savo kvėpavimu gydo aplinką. Tai yra, jeigu jisai rašytų pasaką, tarkim, ar ne, tai aš jam pasiūlyčiau įtraukti į pasaką gyvybės vandenį, gyvybės šaltinį, upę, taip, gydanti srovė. Ir dažnai šitas žmogus, jisai pritraukia pats link savęs kažkokius tai, blogiukus, kažkokius tai išdykėlius ar plėšikus, vien tik tai dėl to, kad jisai savo buvimu gali gydyti sielą. Šalia jo žmonės tampa geresni, jam nereikia nieko daryti. Jūs tikriausiai esate girdėję istorijų apie sufijų meistrus, kada į šventyklą pas sufijų meistrą ateina tik tai, tarkim, 100 turistų, taip, ir meistras nieko nedaro, arba jisai gali suktis savo sufijų šokyje, arba jisai tiesiog sėdi, nieko visiškai nedaro, ir kokią, pusvalandį, valandą tie turistai aplinkui pasėdėję, nušvinta praktiškai, pasijaučia tikrai daug geriau, atsikelia ir išeina, o meistrui nieko nereikėjo daryti, tiesiog būti, jo kvėpavimas yra gydantis. Ir susidurėm su viena iš sunkiausių užduočių, razrušenie, smерть многим людям, tai yra griovimas ir daugybės žmonių mirtis.
Tai yra nepaprastai stipri magiška jėga, kurios neišmokus naudoti pagal paskirtį, žmogus gali susinaikinti pats save. Jeigu rašytų pasaką toksai žmogus, aš jam pasiūlyčiau herojų arba kažkokią tai užduotį, kur, kaip sakoma, kalnus nuversti. Jisai turi nepaprastą didelę fizinę, dvasinę ir emocinę galią. Nepaprastai didelę. Jisai gali būti gelbėtoju. Jisai nebijo mirties, jisai yra, gaisrininkas, kuris gali pulti į ugnį, išnešti kūdikį, visiškai negalvodamas apie savo gyvybę. Jis yra gelbėtojas. O jeigu pagal indų filosofiją, tai būtų dievas galbūt Šiva, kuris panaikina kliūtis, arba Ganeša, kuris, išvalo kelią. Taip? Tai tokio žmogaus jėga prilygsta žaibo trenksmui. Ir galiausiai vėl grįžtam prie santykių. Šitokio žmogaus užduotis komplekso vystymosi atnašai yra sukurti harmoningus santykius. Aš jau sustosiu dalintis ekraną, sugrįžtu pas jūs. Tai tokia yra žvaigždė. Šičia yra atsitiktinai visiškai parinkta žvaigždė. Jeigu jums bus įdomu, jūs galite savo asmeninę žvaigždę, susisiekti su manim, aš jums galėčiau ją padėti surasti, susirinkti ir galime tokiu būdu kartu bendradarbiaudami, nueiti ten, kur jūs veda likimas. Su jumis buvau aš, Rasa de Silva, gyva moteris, 4 vaikų mama, rašytoja, keliautoja, pasakų terapeutė ir jums linkėjimus siunčiu iš Brazilijos. Tuoj pat apsuksiu kurčiais tarpus į Braziliją. Aš atvažiavusi esu į miestą, už lango auga citrinų medis. Aš mieste turėjau gerą ryšį ir dėl to galėjau su jumis susisiekti. Lauksiu jūsų žinučių, visus kontaktus paliksiu šito video aprašyme. Iki pasimatymų.